Sveiki visi. Atvažiavom šiandien prie Ventos į slaptą švogerių vietą. Pakartuosim, pažiūrėsim, kas kimba. Gal pavyks ką nors pagauti. Nusipirkom mini šašlykinę, tokią vaikišką. Aišku, tikėjomės didesnios, bet čia tokia visai vaikams skirta smėlio dėžėj žaisti. Akmenis kepti. Bet pabandysim, pažiūrėsim, gal kas gausis. Tad einam žvejoti. Tai va, atsivežėm plūdinės meškeres. Bandom kažką tai pagauti. Kol kas sekasi tai prastai, sakyčiau, kimba tokios aukšlės. Tai ta švogerių vieta tai jau nėra tokia labai perspektyvi. Peliukas bando pasigauti pietus, bet kažkaip labai nesiseka su tais pietais. Teks kepti bulves, man atrodo. Nu va, prasipjuojam anglis. Pažiūrėkim, kas čia telpa. Ar čia kas nors aplamai telpa. Nu ką? Viskas? Nu jo, ne kažką. Jaučiu, viskas galas. Nu ką, eisim pakursim anglį. Pažiūrėsim, kaip tas kardas susiraitys. Turbūt kaip popierius. Nes jau tokia čia milimetrinė. Žiūrėsim, kaip tas procesas vyks čia. Kol kas man susižavėjimo didelio nekelia. Nusivyliau kiniškų gaminių. Tai va, užkūrėm šiaip ne taip. Kol dūmelis rūksta, mes bandome kažką tai pagauti, bet nenori čia niekas kibti toj vietoj. Įtariam, kad tai galbūt čia gerai kibdavo pavasarį anksti. O dabar tai nieko. Smulkmė. Nu ką, pradorosim biškį bulves. Kažką tai pažiūrėsim, kaip čia mums seksis jas iškept. Kietokas. Tas taip. Va, priskaniuokim mes jas čia biškį. Šiek tiek. Gal bendrą vaizdą. Pasiėmėm tokios šoninės. Rieboko, gerai. Turėtų būti viskas puikiai. Nes aš čia toks labai jau kulinars iš idėjas. Nusipirkam čia kažkokios kumelienos. Nepjaun. Nepjaun visai. Nu va. Tikimės užteks.
Turėtų būti va taip, va gerai. Vieną pončkikę. Antrą pončkikę. Dvi. Paskutinis. Praktiškai galim dėliuoti, ne? Taip suprantu. Galim čia bandyti susidėliuoti ir laukti rezultatų. Manau, turėtų būti gerai. Kai iškeps, tada ragausim. Žiūrėsim, kaip čia kas. Bet antrą kartą tokio nebekepčiau. Greičiausiai. Man tai čia jinai tokia miniatiūrinė, per mažai vietos. Tai va, tą progą mes galim atsigerti Monsterio. Koks lipdukas gražus. Juodulys. Jeigu kasdien gertum, tai turbūt paliktum be skrandžio. Bet retkarčiais gal visai gerai. Nu va, sugalvojam da likutį šoninės pasvilint. O taip pateipinčia tokia guminė. Prie tos pačios gumos. Labai dideli gabalai. Nu va, žiūrėsim, kas čia gausis. Prieskoniai labai skanus, žuvies. Bet prie bulvių tiks, mums tas pats, mes mužikai esam pa barabanu. Nu ką, lauksim rezultatų. Einam žvejoti. Įkalėm Monsterį dėl jėgos. Kol kas tai nieka gera. Ai, jau viskas. Ar girdite, koks malonus mėsytės čirškimas? Tiesiog veda mane iš proto. Lauksim rezultatų. O, tai kaip? Ai, šapals. Šapals užkiba. Gražus šapaliukas, šapaliukas. Matai, slieką paėmė į snaudą. Geras. Nu, nėra jau visai beviltiška vieta. Palauk, mažulį, palauk. Nu, grožis. Nelegalus jisai yra, mes jį paleisim. Tegu plaukia. Mumgi žuvies nereikia.
pasikviesk tetę į mamą. Pakepsim. Nu ką, atrodo viskas kepa, iškepė. Galim tuos nusitraukti jau. Nieko neliko iš jų. Bulvės, man atrodo, irgi jau bus prakepusias. O, ugnelė kūrenas. Visai ką, neblogai čia turėtų būti. Nu ką, dedamės ant stalą. Luktelsim minutėlę kitą, kol viskas atvės. Ir tada ragausim. Turėtų būti visai gerai. Nu ką, pravėso mūsų pietai. Šoninė tokia. Tuoj prasipjausim mes ją. Pažiūrėsim, kas čia gavosi iš jos. Ar bent skanu. Įvertinsim. Kaip ir. Dabar gerai. Nu, tokia kaip guminė, bet pakenčiamai. Dumelis kvepia. Praviniokim bulves. Tikėkimės nebus sudegus. Oi. Nu jau tokia prie gyvenimo galą. Sekantis. Pirmą kartą mes čia kepiam. Įdomu, kaip čia viskas gavos. Įdomumo dėliai. Trečias dublis. Ta gal biški daugiau normalizuota. Įsitraukiam biški žalumos. Mes kaip restorane galim krapais papuošti. O. Su krapais geriau. Šiek tiek padegus. Gal nereik nieko daryti. Normaliai čia. Gerai. Iškepus. Dantis bus juodi kaip pasvelnė. Viskas labai gerai. Tik per daug uždeginom. Bet kaip pirms blinis visai gerai. Tik kas valgo skanaus. Viską suvalgius operatoriui nepaliksiu. Visi taip normaliai atrodo, o man tai reikėtų dar pasimaitinti. Tai ką, tokia buvo šiandien mūsų iškyla gamtoje. Pagavom šapaliuką vieną. Pagavom kažkokių strimelių. Tai vat, tuom ir baigsim. Kam patiko šis video, spaudžiam laiką. Paprenumeruojam mūsų kanalą. Parašom komentarą. Ate visiems.